žurnalas apie gražius žmones, jų gražius darbus, idėjas, jų mintis. Man įdomiausia tie susitikimai su aprašomais žmonėm, ypač pokalbiai. Kūriniai, mintis ir pamąstymai ir jų darbai tokie lygtais, sakau, Dievo atspindžiai visą tai. Tai už tai aš vertinu kažkaip šį žurnalą. Man tokie, sakau, perlai iš burnos yra kunigo Kęstučio Dvarecko tekstai, kur, ten atrodo, kiekvienas sakinys yra tokia dovana, tokie saldainiai, o labiausiai suvokiu kaip perlai. Katalikiškas žurnalas, ne, bet kaip ir sakau, tai yra apie gražių žmonių gerus darbus, gražių žmonės, žinai, kurie stiprina savo tikėjimą, eina tą tikėjimo, tarkim, keliu, ar ne, gal tai ir vadinkim kelionę, o mes kaip skaitytojai tai ir esam tam susitikime, ne, kelyje kartu su tais personažais žurnalo. Tai ne knyga, žinai, kur tekstas ten 100 puslapių, trumpas pokalbis, pristatymas idėjų ir tada gali eiti kelionę tolyn.